Labą dieną, gerbiami klientai. Šį kartą turime kavos aparatą Jura Impresa C50. Klientas senai labai nenaudojas, kaip jis teigia, kad nuo žiemos net nenaudoja šito aparato, tiesiog dabar buvo užsienyje, grįžo į savo gimtus namus ir jis norėjo kavos, pabandė aparatą ir jis nedaro kavos. Tiesiog pažiūrėsim, ar iš tikrųjų taip yra ir kas su juo darosi. Aišku, po ilgo laiko kavos aparatai būna, kad jie sustreikuoja, bet nežinau, kodėl šis streikuoja ir kas jiems čia yra. Taip, kava turėtų bėgti, bet ji nebėga. Girdisi kažkur šnipšnimas ir galima pafilmuoti, matot, yra vanduo. Aha, vis dėlto sustabdau, dūmai eina pro visus galus, taip stabdau procesą, nes kažkas ne taip. Tokiu atveju jo labai greitai galime su specialiais, aišku, instrumentėliais galim pasižiūrėti, kas čia gali būti nutikę. Bet jau įtariu aš vieną dalyką, kadangi, kaip sako, buvo išvažiavę, žiemą nenaudojo. Tai dažniausias yra, kaip sakyti, toks klientų bėda, jeigu yra kokia nors nešildoma patalpa ar kažkas. Dažniausiai be priežiūros taip aparatai paliekami, jie labai greitai sugenda. Ir pasakysiu, kodėl sugenda. Taip. Taip būna. Gal ten namuose nebūna yra šilumos, ar nešildoma yra patalpa, ar vėl kažkas, bet labai panašu. Taip. Taip. Aha, dabar galim labai pasižiūrėti, jo pilna čia yra vandens. Šiaip šitas daiktas yra pavojingas ir dabar galim labai greitai dar kartą pabandyti paleisti tą aparatą. Taip. Kofė. Dabar vėl pabandysiu daryti kavą ir galim pažiūrėti, ar čia matysis kas nors. Taip. Vandens šiaip yra labai daug. Vyksta dabar pupelių darimas ir aha, matosi čia švirkščia, čia bėga vanduo, tiesiog stabdau aš darbą. Diagnostika yra labai aiški šiuo metu, yra sušaldytos jungtys. Šiaip kavos aparatai labai nemėgsta šalčio. Būna, kad, pavyzdžiui, kokią nors šaltą patalpą klientas palieka aparatą, jokių būdų negalima, nes yra šlangelis, yra visar vanduo, yra labai jautrios, yra būtent tos plastikinės jungtys, yra labai jautrios yra šalčiui. Ir šiuo metu, kaip mes matom, yra visos jungtys yra susprogdintos, jos leidžia vandenį. Tai tokį aparatą reikia dabar labai nuodugniai ištirti, kiekvieną jungtis peržiūrėti, pamainyti ir žiūrėti, nes jis buvo paliktas šaltyje. Tai diagnozė yra, kaip sakyti, visos jungtys yra nežinau kiek, bet yra daug jungčių yra sugadintos dėka šalčio. Geros dienos jums.